čia po kažkiek laiko. Semi-krovą kemšeškę, matau. Lyderio trio! Tai ką, sveiki, esame šitame driftiškėse, kuriame vyksta trečias Baltijos drifto čempionatas kartu su Lietuvos Pro lygos antro etapo čempionatu, kuris vyksta. Dabar vyksta treniruotės tiek kvalifikacijos, tiek porinių važiavimų treniruotės. Ir kaip visada, persim per Pro lygos šį kartelį automobilius, apžvelgti juos ir panašiai, o toliau seks kvalifikacija ir paskui seks varžybos po porinių važiavimų ir kas be ko apdovanojimai. Nu ką, pradedam šitokią apžvalgą po Pro lygos. Latviai, broliukai. O, Samsono greičių dėžė. Rankinis hidras, bet nežinau. O, standartinis skydelis. Gražu. Dar duris. Šiaip labai, šiaip galiu pasakyti, manelė šitą visai graži. Gražu, aišku, Pro lygos, pilni lankai. Gražu. Apšifkė, įdomi. Šiaip galiu pasakyti, graži krekždė. Lempas tai tokios ledinės. Navanauskas grįžo, atsistatęs važiuoklę, nes Alytuj šiaip treniruočių metu nusirašė į blokus. Šiaip gražu. Nu, lempą naują jau įsidėjau. Gražu. Nes 5.5 variklis. Rodysiu Latvijos antro etapo Baltijos Pro lygos čempionų bolidą. V8. Turbina. Kažkaip mažai lankų. O. Visai gražu. Aišku, jau randelio va yra, nuo padangų nuzulyta. Čia atrodo toks vaizdas, kad gal, nežinau, žiūrovim gal taip atrodys, kad jis žiauriai gal mažas, bet realybės šiaip didelis šitas automobilis. Gražu. Semi-prova kemšeškę, matau. Šitas Alytuj gerai gazavo, bet susifeilino ant kvalifikacijos. Į Pro perėjo, bet, tikiuosim geriausio. Dėl Pro gali dalyvauti, nes va, pilni lankai, kaip priklauso, panašiai. Šiaip gražu, šiaip man patinka, kad skydelis ir panelė standartinė liko. Nu, dar vienas kemšeštas, irgi Jankausko. Šiaip visai gražu. Belin, gražus ratlankiai. Gal atidarys. Ai, nu jo. Gali čia užsipūsti. Turbo Systems turbina. Kolektorius. Atsiprašau, koks čia variklis? Plyta. Plyta? MPM turbo, jo. MPM. RP įsisukimas. Filso koilai. Dar jis toks va yra. Namukas čia per įdomesnis toks.
Karboninė panelė, fumas ir skydelis. Gražu. Nu, šiaip pastebėjau, yra tiek latvių, tiek estų. Einama toliau, šitą kaip jau kažkada su rodys, o galiu dar užmestakį. Toks įdomės. Ebits komandos. Kuriam greitai. Čia va toks. Labiau man atrodo, kad čia bus Nissanas. Antrukas, F-Traman, F22, jeigu tiksliau. Bet pagal kapotą matau, kad V8 kažkoks variklis, nes šiaip įguptas. Gražu, aišku, kontaktų turėjo prie treniruotis. Dar viena vakrekždė. Toliau Semi-Pro KM6. Tai jau dabar jau Pro. Na va. Trukas, kur matėm Latvijai. Tvarkosi po biškį. Na, čia va jau įdomesnis va jau. Kontaktėlis. Suprantu, kas čia buvo. Toks E9. Rygoj va dužo. Atsikalė, viskas susidėjo, šiaip gražiai atrodo. Šiaip liveris, galiu pasakyti, šiaip gražiai atrodo, bet va vienas dalykas, tai, nu nežinau. Pirmo varžybų gal burnout, ar nežinau, kas čia, bet va toks įdomesnis kontaktas, va, skylė, nu, įdomi. Da, čia be liverį buvo visas juodas, buvo Zesino TF brandas užkliuotas ir viskas, šiaip visai blemai gerai atrodo. Šiaip galiu pasakyti, apklijavimas tai 10 iš 10, labai gražiai atrodo. Visai gražiai atrodo. Turint gražus ratukai. Palangė, šiaip gražiai atrodo. Ant primatavimo telefonas įdomu atrodytų mano. Nu tai sakykim, jo, kaip ant telefoną. Bliam, gerai atrodo.
pasidarė treniruotis, va dar treniruosi daug kas. Va. Latviai, estai, lietuviai. Čia va techninės problemos sprendžiamos jau su galinė važiuoklė. Tai ką, šiaip buvo gerų važiavimų, buvo ir blogų, kažkas ir suspinino, krešų šiaip nemažai. Šiaip mažai buvo, nu aišku, dar tik treniruočių 3 valanda, šiaip kvalifikacija prasidės po pusę 5, tai pirmas važiavimas bus, paskui antras, tai dauguma driverių važiuoja pirmojo važiavimą saugų, o antrą bando, nu, kuo daugiau susirinkti taškų liniją, kampą ir stilių agresyvų važiavimą, ko dažniausiai reikalauja ir panašiai. Ir tiek, tai šiaip laukiu kvalifikacijos, tai įdomu kokie bus, nes nu, čia šiaip pro lyga, tai tikrai daug kas ir važiuoja su 900 arklių, kažkas su saugiai 800 PM, pavyzdžiui, Semi Pro važiuoja, Andrius Kasparas. Aišku, silpnesnis, tai linkiu viso, ko geriausio ir panašiai. Ir tiek, ką laukiam. Laukiam šitų kvalifikacijos, o paskui bus porinių važiavimų varžybos ir tiek. Darius Fotoksu. Toliau turim pirmuką, bet lempos, tai šiaip galiu pasakyti, feikinės, netikras. Tai va, Estava su tokiu va atvažiavo autobusiuku. Andriaus Vasiliausko naujas M2 su liveriu. Šiaip liveris primena 20 metų EDV2, tai va, galite pamatyti va, šį video kaip atrodo. Tai va, čia va lygiai to vos ne tas pats va būtų. Šiaip gražu. Tas visas aukštas. Tai trumpai po kapotais 5.5, kaltinis variklis. Dėžė, Samsono greičių dėžė, galas visas nuo M4, M3 ir tiek. Bet šiaip, kas nesikeičia, tai šiaip šitie ratai šiaip gražus. Ir tiek. Man galiu galą greitai užfiksuoti, pilnai va visas kevlarinis. Tai va, nelabai ten nori sėti, nes šiaip dar treniruotis vyksta ir panašiai ten tokius kaip techninius sprendimus daro, pakeitimus važiuoklės ir panašiai, nelabai nori sėti. Va dar va toks yra, kregždė su V8 motoras 2 turbo, va. Toks įdomesnis. Toks įdomesnis. Dabar aparatas tokį va įdomesnį. Nu va čia tai va aparatas. Kažkodėl geltonas. Toks įdomesnis va. Visus kaip priklausomi lankai. Gražu. Va, gražus ratlankiai. Šį palyginus. Įdomu, kokie važiuokliai. Vaisvabo važiuoklė priekinį. Samsono Amortik arba Coil, bet man atrodo, ne, čia bus Coilai. Tokie įdomus. Na va, yra jauniausio va piloto, va Gustavo Lainio, Kem 6 toks. Šiaip gražus šiaip leveris, galiu pasakyti. Gražus tikrai. Ir tiek. O, nice. Turbo Systems turbina. Nu jo. Dideli radiatoriai, kad aušintųsi gerai. Tvitės smaukinis siurbimo kolektorius. Bet čia realiai vos ne ta pati plyta gaunasi. Šiaip gražu. Pilo amortikai.
avarinis įvykdymas. Antras visas, visas bodis užmestas, tik, na aišku, tas karboninis splitteris, na, skonio reikalas čia. PM7, jeigu gerai žinau, bet jau suklys. Didelė turbina. Panašiai. Bet toks atrodo, kad būtų tuščias salonas. Čia nieko nėra, va. Bet toks kad būtų nedažytas. Panašiai. Ir tiek. Yra toks pirmukas. Daug randų turėjau po treniruočių. Čia. Arba čia jau tokį atsivežiau. O, va čia tai skaudžiausias. Tai aišku, čia stiklo pluoštas, tai nieko ypatingo. Varomas etanoliu, Ekumasteras skydelis, nu gražu, ten lankai, bet, jo, gražu. Yra Kriogerio, va. Neįsivaizduoju, koks čia variklis. Įdomus. Važiuoklė Vaisfabas, vos ne kaip nauja sudėta. Ar koilai nepasakysiu kokie. Šiaip gražu. Na va, yra va toksas su duržizimu varikliu. Va, toks va yra. Gražu. Na, Latvija. Šiaip, blin. Tvarkinga šiaip kėbalus. Tvarkinga labai. Gražiai atrodo šiaip. Šiaip ir turi raudus, čia tokia kaip pilkos spalvos šiaip labai tinka. Keičia varatus va. Na, gražu, šitas jau 15 metų važiuoja. Gyvas kėbalas, firmos balis šitą matęs. Gražu. Darius, va, eterim. Na va, 10 metų važiuoja šitas automobilis. Kiek čia visko keisti, mat. Varikliai čia keisti, nežinau, gal 5 kartus. Bliam, gražu aš. Žiūrėjau šitą. Salonas, va, yra rankinis, Samsonų greičių dėžė. Gražu. Tai ką, pasisveikinsiu su Simu Kvietkausku, net jūs įvardinčiau istoriniu žmogum, kuris sugebėjo daug metų, 10 metų išsaugoti šį nuostabų BMW, kur realiai pradėjot nuo 2015 metų. Ir asmeniškai, gal net norėčiau ir padėkoti, kad įsaugojat. Lūžo daug kartų varikliai, dėžė kaip ir keitėt, pasidarė Samsonų greičių dėžė po kažkiek laiko. Asmeniškai, kodėl galiu padėkoti, nes jūs gal esate Drifto Pro lygos pavyzdys, kad galima įsaugoti tokį nuostabų kėbulą E30 Huliganą, kuris net paima po podiumus, ką esate įrodęs praeitais metais Hilė ir prieš 2 metus dar net įrodėt šitoj trasoje, bet kita buvo konfiguracija, užlipus net ant podiumo pirmoje vietoje. Tai šiaip apie šiandienos dieną kaip sekasi šiaip treniruotės? Nu nieko, bandomės prisijaukinti kažkaip, vis tiek atprasta yra per žiemą, tai nu bet po biškį, kaip ir viskas atrodo neblogai, viskas dirba. O šiaip ar savimi didžiuojatės, kad įsaugo 10 metų šį nuostabų automobilį? Aišku, smagu, kad jisai dar vis man tarnauja, vis dar laiko, aišku, per tuos 10 metų, tai
tobulinimai realiai ištisai vyko. Tai smagu, aišku, kad jisai važiuoja, dar viskas gyva, bet faktas, kad jau vis tiek jau viena transporto priemonė, norėtųsi kažką atsinaujinti. Nu jo, kažkada suminėjot, kad norit antruko, bet aš iš esmės palinkėčiau tokį dalyką, jeigu kada nors, nenoriu prišnekėti, kada nors darysit pertrauką, sakykime, šitam sporte, tai parekomenduočiau jums būti šito komentatorių, komentuos Semipro, Street, nes tai parodytų gilės, šiaip nustebinot, nes peržiūrėjau gerbimo Lino Ramoškos visą įrašą Uphill praeitais metais, labai gerai komentavo, šiaip net ir nustebino patį kaip žiūrovą ir panašiai. Tai aš palinkėsiu tokio dalyko, kad atsirastų jums reikiamos patalpos, ką esate minėję per savo video, pas Ramoško podcast'e Piktoholikų. Ir tiek, ir jums palinkėsiu dar vieno dalyko iki pat podiumo, ką ir rodot, kad ir kaip tai lūžti tie varikliai. Tiek, tai ką, ačiū labai. Na va, šitą esu dar matęs kažkada Alytuje. Šiaip gražu, šitie chuliganai kažkaip mažiau daužosi negu naujasis mašinas F serijos, E serijos. BMW. O, žiūrėk. Geras žaidimas, va, kolonėlį suzaceškim šitą užkabino. Pilni lankai. Šiaip gražu. Standartinis skidelis. Čia, E-Trim klasika, šiaip tikrai gražu. Vairas toks įdomesnis. Gražu. Jo, ratų tokie įdomesni, įdomu. Kokie važiuoklė, nes man kažkaip važiuoklės įdomesnis. Etanoliu varomas. Tai va, einam toliau. Tokia įdomesnė Mazda va. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie gražus salonas, kaip ir žinau, dažyta. Spalva tai pataikyta. Čia labai gerai pataikyta. Gražu. Toliau yra Kolosova kompaktas. Ta pati plyta. Blin. Gražus lankai šiaip, lankai tik gražiai nudažyti šiaip, atskirai. Bliam, gražiai atrodo. Šiaip lankų spalva labai tinka prie išorinio kėbulo spalvos. Blin, pataikyta. Vairas toks įdomesnis ir prie rankinės, šriftas, tai turbūt standartinė dėžė kažkokia uždėta. Blin, kas gražiai, ką esu gražiausias matęs, tai kad lankai raudoni šiaip ir kėbulas, šiaip toks auksinis salonas, visas pilkas, bet lankai raudoni. Bliam, šiaip pataikint spalvos. Visai šiaip gražiai atrodo. Bliam, ratukai gražus. Tiek jau kontaktėlių yra. Tai vat. Bet šiaip palyginus, kiek dabar esu čia matęs driftkarų, tai šiaip mažai kontaktų, įskyrus standartus vėl galas, bet ten, kontaktų sportai, nieko naujo. Ir panašiai, bet šiaip mažoka šitų randelių. Tai va, yra dar vienas chuliganas, šitą esu pravažiavęs kažko prieš 2 mėnesius gerus, kaip keleivis. Gerovą. Alytų irgi gerai sulėkė, visai neblogai. Tai ką, ir tiek. Tai ką, einam žiūrėti šitų dar treniruočių ir lauksime kvalifikacijos ir porinių važiavimų varžybų. Prasidės kvalifikacijų už pusvalandžio, gal už valandos, nes ten jau vyksta dalyvių briefingas, papasakoja šiaip teisėjai, ko nori, ko tikisi ir panašiai, išaiškina trasą, kampą, liniją, stilių ir panašiai. Ir tiek. O čia Vasarose tai realiai startas, kaip suprantu, ten tiesiai už Red Bullio arkos, persimetimas, aišku, ten dabar nepasakysiu, negaliu praeiti, nes šiaip nesaugo pagal viską.
Ir va, čia realiai va, visą tepalų lanką va išpiešė ir jeigu neklysiu, pabaigė kažkur prie tos Red Bull'ų skardinės ir panašiai. Nu, video matysit, tai suprasit. Nu ką, vis kvalifikacija prasidėjo, žiūrėjau šiaip treniruotę, žiūrėjau visai geri važiavimai, kai kas biški sitiesino, suspinino ar panašiai. Šiaip nebuvo taip jau tragiškos tos treniruotėse. Ir tiek, su Kvietkausku biški pasišnekėjau, priminiau, kad 10 metų turi savo E30, šiaip galite pamatyti video, kaip atrodė pradžiai ir kaip virto į pro lygos driftkarą. Ir tiek, tai šiaip, ko aš pats tikiuosi, tai stipriau šiaip kvalifikacijos, aišku, dabar tik prasidėjo vykti pirmi važiavimai. Tai kaip ir minėjau, dauguma važiuoja saugų tokį važiavimą, kad pereit kvalifikaciją, o antrų pabandų kuo agresyviau. Žiūrim kvalifikaciją ir tikimės viskas praėjo kvalifikacija, tiek pirmas, tiek antras visi važiavimai. Buvo briefingas, tai pasakė, kas kiek taškų, aišku, va galit čia va šone matyti, kas kiek taškų. Ir tiek, šiaip, galiu pasakyti, nustebino Oskaras Juodas Subockis, šiaip nesitikėjau, kad paims antrą vietą kvalifikacijos, sakykime, taškais ir tiek. Tai tiek, šiaip top 3 tokios kovos, nu tokios šiaip įdomios, šiaip tikrai bus labai aštru ir tiek. Ir ką, ir laukiam porinių važiavimų.
Neaprašytų posūkių, ieškojau tobulybės, neradau net užuomazgų. Tikėjimas vedlys, neleisk versti negalę, net jeigu nereikiai, nežinai, ko kvepi pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar, įrodyt mes liekam. Net jeigu tai tiesa, ir mums iš ties nepavyko, mes sulauksim. Nes mūsų geriausia dar neparašyta. Tu privalai skambėt, privalai skambėt,
gali būti Oskar Tarks savo šitą žodį, tokį pirmą savo podiumą Pro lygoj 3 vietoj. Absoliutus kosmosas, su Boske Racing pavarėm, pizdėt, aš negaliu pats patikėti. Va. Aš galiu pasakyti, tavo darbas pirmą Pro lygos prasitestuoti, kas yra Pro lyga, susipažinti su tam tikrais arkliais ir tavo sprendimas buvo net teisingas parduoti pirmą, kai susirinkši šitą, kurį mačiau Rygoje, buvo visokių krešų ir parodėt šiandien, kad sugebėjot su nedideliais arkliais pasiminėti 3 vietą, kas galėčiau pasakyti net pačiam kaip žiūrovui net nustebinot. Ir panašiai, tai aš palinkėsiu Baltijos čempionate užlipti ant visų podiumų ir taip toliau. Ačiū labai. Benediktai, sveikinu su jūs su podiumu ir kaip vertinat šitos mašinos visą testavimą? Testavimas pavykęs, manau, mašina konkurencinga. Mąstysim, ką toliau su ją nuveikti, bet iš tikrųjų jinai kaip ir nemano. O kokia jos bus toliau kelionė, tai pamatysite pas mane. Tai ką galiu pasakyti, ačiū už tokio puikų pasirodymą ir palinkėsiu užlipti šiais metais ant Drip Masterių pagrindinio podiumo ir parodyti visam pasauliui savo įgūdžius ir taip toliau. Ačiū labai. Tenksimės. Ačiū labai. Nu ką, viskas, pasibaigė, kaip ir Pro lygos drifto varžybos, buvo antras Lietuvos drifto Pro lygos drifto čempionatas, kartu buvo Baltijos drifto 3 etapas driftiškėse. Šiaip tikrai geros varžybos, tiek kvalifikacija gera, tiek varžybos šiaip labai mažai avarijų, krešų ir panašiai. Ir tiek, tai kaip ir ką matėte, tai podiumą šiaip pasiėmė, kaip visada, Benediktas Čirba, Andrius Vasiliauskas. Ir šiaip nustebino, 3 vietą pasiėmė Oskaras Juodis, tai šiaip nustebęs tokiais pasiekimais, vis dėlto tas jo susikimas ir veikia, ir tiek. Ir kas dar čia, ir rytoj bus Drip Maturis toks vasaros, čia gal grupiai bus Semi, Streetas ir Pro, nu, žiūrėsime, kiek čia bus, negaliu tiksliai pasakyti ir panašiai, tiek. O toliau susimatysim sekančiam video.